Ne pirmą kartą vasarą mes pradedame kalnuose ir vėl randamės nuostabios upės Sočo slėnyje, Tolmino miestelyje, apsuptame gražių kalnų ir nuostabių upių. Paprastai atvažiuojam čia bent kartą į metus ir labiausiai traukia tai žinoma kalnai, labai aukšti gražūs kalnai. Jeigu nuvažiuoji truputį į aukštupį prie aplinkui Kobaridą, tai matai plikas, uolėtas viršūnės, dažniausiai padengtas sniegu ir iš tenais išteka mūsų mylimi upeliai. Šitas vaizdas labai užburia ir vien pabūti čia yra nuostabu. Susirinka žmonės tiems, kuriems patinka gamta, vanduo, muselė ir žuvis, kurie reikėtų kažkaip suvilioti. Tas toks gražus relaksas, kada ryte kalnai apgaubti debesimis. Supranti, kad tie debesys maitina gamtą ir tą visą žalumą, kurią mes matom iš savo gal net ne stovyklavietės, ar ne įsikūrimo vietos. Sūnus sakė, kad tai yra toks gražus dvaras. Apsigyvenome gana gražiame name ant pat šlaito, toks šiek tiek atrodo kaip koks dvarelis, bet iš tikrųjų paprastas toks jaukus kelių butų namas, kuriame nuomojami kambariai. Mes turėjome visą pirmą aukštą, antram aukšte, dviejose kambariuose atskirai gyveno austrai ar tai vokiečiai. Reikia turbūt pagrindinis dalykas, tai aišku, gerai papusryčiauti iš ryto. Alaus karbonkę iššaut. Čia vienas iš pagrindinių dalykų. Tai yra tiesiog tortas su masė ingredientų. Iš tiesų, jeigu Nemunas sugebėjo suvalgyti šitokį didelį gabaliuką, tai buvo nuostabus maistas. Tai yra kulinarinis šedevras. Šiaip tai vakare turbūt būna aptarimas pagrindinis, ar ne, dienos. Bet rytą tai būna planas. Būna planas, kažkas demonstruoja savo įrankius, museles, aptaria, ką darysim. Kartais pasidalina savo surištais stebuklais. Upės ganėtinai skirtingos. Reikia turbūt pagrindiniai dalykai, ką reikia pasiimti, tai nimfa ir streamerį. Kartais gali būti, kad ir sausa musė dar iššaus neblogai, bet pagrindiniai dalykai, bent jau aš kiek supratau iš tų visų įspūdžių, tai arba nimfa, arba streameris. Ir kadangi namas yra visiškai ant šlaito, nedidelis parkingėlis ir toks suktas keliukas vos ne 45 laipsnių kampų žemyn, kurį kas kartą veikti būdavo iššūkis. Gerai, jeigu kaimynai būna išsivažinėję ir gali apsisukti, o jei ne, tai nuo to kalno turi nuvažinėti atbulas. Tai būdavo reikalų. Jei nereikia atbulam važiuoti, tada viskas gerai, bet palygint su mūsų kraštais, kur mes gyvenam pakankamai lygiam kraštovaizdyje, tai atrodo iššūkis. Vos išvažiavus iš kiemo papuoli į Sočio slėnį ir važiuojant į žvejybos vietas, vaizdai keičiasi nuo tokio atviro plataus slėnio iki siaurų gatvelių tarp vietinių gyventojų namų, kuriuose ne tai, kad automobilis prasilenkt nesugebėtų, bet pro kai kurias gatveles važiuojant atrodo, kad tu įlindai į žmogaus kiemą, iš kurio nežinia ar išvažiuosi, o pagal navigaciją žiūri viskas tvarkoj. Tai yra normalus kelias, kuris veda
iki kito miestelio, ar iki tilto, ar iki pagrindinio kelio, kuris eina slėniu. Jo, tai Euronimfo kažkaip aš nelabai buvau, aš kaip ir buvau susipažinęs su basicais Euronimfos, bet va čia va Ernestas parodė ir išmokino, kaip jau normaliai tą techniką naudot. Ir kažkaip kaip įsivažiavau, man labai priglipo, labai patiko. Pirmą dieną pagavau 3 ūsus, antrą dieną 5 ūsus ir kuo toliau, tuo geriau sekėsi. Vėliau sekančią dieną dar pradėjau ir upėtakius pagauti. Nu, tai ledas iš viso, nes anksčiau kaip ir nelabai turėdavau aš kur su ja žvejot, tai aš jos kaip ir niekada ir nenaudodavau, bet pabandęs čia man labai prilipo ir labai patiko. Teko naudot pakankamai plonus pavadžius, šitai upiai kaip ir buvo rekomenduotinas storesnius pavadžius naudot, bet geriau kibo ant kokių 0,12, 0,15 ten, tai kai užkibdavo ūsas, realiai tokioje didelėje upėje, tai iš tikrųjų reikėdavo biškelį tuos skilsus į darbą paleisti. Tai iš tikrųjų su trečiuku nimfiniu kotu užkabinti 2 kg ūsą buvo reikalų išsitraukti, bet puikiai tai pavyko. Reikėjo tik švelniau viską daryti ir Ernestas parodė technikėlę, kaip jį įsitraukti tą ūsą, kad jis neiškeliautų. Euronimfinimo dabar specas būsi. 3 pravedimų ir žuvis. Paprastai čia žvejojame vaivorykštinius upėtakius, kurie aišku yra įleistiniai. Vienas kitas marmurinis upėtakis, kas yra super trofėjus ir kiekvieno žvejo svajonė. Na ir prie to pačio pasitaiko labai gražių ir didelių ūsorių, žvejojant lengvais įrankiais, nedidelėm nimfutėm, kurie dovanoja tikrai nuostabią kovą. Margasis upėtakis, marmurinis upėtakis, margojo ir marmurinio upėtakio hybridas, va jau 3 rūšis, tada vaivorykštinis upėtakis. Galvoju, aš čia nepamiršau dar ko nors paminėti. Turbūt 4 upėtakių rūšis, kiršlys ir ūsorius. Nu, tai turbūt 6 pagrindinės tokios žuvų rūšis. Man asmeniškai didžiausias kelionės įvykis tai buvo pasimti į tokią žvejybą sūnų. Nemunas paskutiniu metu važiuoja su manimi kelionės gana dažnai ir akivaizdu, kad jis pramoko dalykų. Reik pagalbos. Ar tikrai išsitrauksi? Išsitrauksiu. Nepasakok. Pasižiūrėk, koks aparatas. Lauk. Pažiūrėk, koks ūsas. Gerai, kad aš tau storą valą uždėjęs, ane? Gerai, kad storas valas uždėtas. Geras. Marmurinis yra ūsas, yra ko trūksta? Vaivorykštinio. Gerai, paleidimą darom. Luka. Ate. Paleisk, leisk plaukt. Va, plaukia ūsas. Smagu žiūrėti, kaip plaukia ūsas. Duok žaibuką. Bam! Gražus. Ir mums visiems smagus. Aš jo už rankos pasisodinęs nemokinau, bet jis tiesiog mato, kaip aplinkui chebra žvejoja, su jais bendrauja ir tiesiog pats kopijuoja ir daro viską tą patį. Tai kadangi dabar turi brytkelnes, meškerę, muselių dėžutę, visas pasiruošęs, tai ateina ir žvejoja. Ir aš taip vienoj kitoj vietoj, kur atrodo saugiau, palieku jį pažvejot, pats painu į šoną arba kokį kadrą surinkti,
ką nors nufotkint, nufilmuot, kartais pats pažvejot. Nu turiu! Leisk iš rytės eit. Kas buvo? Leisk iš rytės eit. Leisk. Gerai, dabar viniok po truputį. Šaunuolis koks. Aš tave fotkinau, o tu jį pagavai. Nemunai. Kas? Nu biški mažok. Neskubėk, tik tai nelup per jėgą, gerai? Geras čia, žinok. Leis po biškį, jeigu stipriai eina, tai leis po biškį eit, bet įtempęs laiky, gerai? Opa, neskubėk. Įtempęs laiky, įtempęs. Nemunai, tu neįsivaizduoji, kas čia yra. Neskubėk. Po biškį, po biškį, po biškį. Privesi jį man. Nemunai, čia yra marmurata. Chebra, Nemunas marmurinių upėtakį pagavo. Galiu tam pusę. Marmurata! Marmurinis upėtakis! Čia yra pirmas Nemuno kelionės upėtakis ir jis marmurinis. Tai šį kartą atsitiko man asmeniškai labai nuostabus dalykas. Jisai pats to dar nesupranta, bet palikau jį žvejoti ant tokios uolos, po kurią buvo paplovimas. Jisai ten mėto, stripina, žaidžia, užsidėjęs mano mėgstamą strimeriuką, tiesiog daro eilinius pravedimus. Ir iš po uolos kažką įkirto. Ir girdžiu, tėti, turiu, jis pradėjo rėkti, o aš tuo metu fotografavau. Greitai atbėgau, pradėjau filmuoti. Kai tam gale matau šviesi tokia gelsvai sidabrinė žuvis purda duodasi ir neįžiūriu kas. Tai pastačiau fotoaparatą ant štatyvo šalia ir padėjau jam tą žuvį ištraukti. Na, jisai ją traukė, o aš tiesiog padalindamas vieną kitą patarimą nusileidau su graibštu ir iš antro karto paėmiau. Pasirodo, tenais buvo marmurinis upėtakis. Oi, tu mane senatvėje vežiosi visur. Nevežiosiu aš tave. Vežiosi, kaip didelis. Ne, aš tave tikrai nesimušiu vežtis. Tai viskas, daugiau nežvejosi tada, gerai? Nu gerai, vežtis. Aš ant tokio aukščiuko yra prie akmenų buvo tokia duobė. Ir toj duobėj mes tada buvom vakar pamatę tą marmurinį upėtakį. Ir aš iš kokių 2 metimų trečias buvo marmurinio upėtakio. Tėtis už nugaros fotkino, tada aš rėkiu, turiu. Ir tada tėtis fotkindamas atbėga. Nu, aš ją pats ištraukiau, bet tėtis ją tik paėmė su graibštu. Jaučiausi labai linksmai, dėl to nes pirmą kartą pagavau savo marmurinį. Seniukai, patikėk manim, aš čia dar sugrįšiu. Dar čia ne tokia kelio pabaiga. Marmurinis upėtakis, kaip jau minėjau, yra tikrai svarbus trofėjus kiekvieno muselininko žvejybinėje karjeroje. Ir šitas kailis, būdamas 6 metų, pagavo savo pirmąjį marmurinį upėtakį, kur viską padarė visiškai pats. Na, tik tai su graibštu tėvas paėmė, bet manau, tai yra pateisinama. Šitoje kelionėje esu dėkingas Ernestui už pamokymus, nes labai buvo tikrai vertinga informacija. Sužinojau, yra įdomių dalykų ir ypač labai patiko duomenys apie ūsorių traukimą, ką aš tikrai negalėjau pagalvoti, kad tai yra gana sudėtingas momentas, ypač didesnis ištraukti. Labai patiko, nesu nimfos specialistas, tačiau klaidos
pasakytos Ernesto nimfavimo tikrai yra vertingos. Rekomenduoju paklausyti ir tikrai labai smagu buvo sužinoti, kad ten kaip reikia ko tą nuleisti, kaip reikia žuvį patraukti, patempti, kokiame gylyje, kokios musės eina, kaip prilaikyti pavadžius. Ir daug tikrai puikios informacijos. Ir čia labai įdomi aplinka, dėl to, kad daug kalnuotoje vietovėje yra alaus barų, kur galima pavalgyti, išgerti alaus, pasidžiaugti su gera kompanija. Pažvejojus taip pat toje alaus bare atsigaivinti ir praleisti maloniai laiką. Žvejybos sąlygos gali gana greitai keistis. Šį sykį atvažiavom, tai kelionės pradžioje mes pirmas 3 dienas turėjom lietaus ir vanduo buvo aukštas, drumstokas. Tai praktiškai visas tas dienas žvejojom tik tai mažuose upeliuose, kurie netaip užsidrumsčia, o pagrindiniai upiai Sočoj, ten, sakykime, mažesniam intakėlį, biškį Idricoj, buvo tikrai labai sunku, tai sąlygos tos tik tai apie 4. kelionės dieną pradėjo gerėti, prasidėjo saulėti orai. Pradėjo skaidrėti ir prasidėjo, ir realiai chebra visi daugiausiai ir sugaudė turbūt paskutiniam dienom. Didesnė patirtis yra šiaurinėse upėse, kur kartais būna labai karšta ir iš tiesų komfortas yra toks, pasakyčiau, kad žvejoti labai sudėtinga, nes yra mašalų uodų, o mes turim šiltą, gražų orą, pakankamai vėsų vandenį, jokio mašaliuko arba ten dar kuris tave galėtų kasti ir tu braidai po perlinę upę, kuri ten persišviečia idealiai. Nedideli telkinukai tarp didelės srovės. Žuvis pakankamai atsargi, bet giliai priėjus, paprastai kibimas labai greitas. Biškį tau atsirevanšuoju, nes tai buvo jau kažkaip mane apgaudęs. Stengsiuos dar. Buvo smagu matyti, kaip chebra įkabinę pirmuosius ūsorius, su jais vargo. Ir tada teko pasiraitot rankovės ir pravesti trumpą paskaitėlę, kaip yra traukiama žuvis. Kas buvo? Viskas buvo gerai. Jisai buvo už tave gudresnis. Gudresnis, ja. Viskas liuks. Tai užkibdavo žuvų tų pakankamai didelių, ne viską pavykdavo išsitraukti, nes ruožai upės yra pakankamai sraunus ir tuose, kai užkabini didelę žuvį, tai labai sunku ištraukti ją, bet kartais pavykdavo, kartais atsikabindavo. Tai visokių patirčių buvo, ir gerų, ir nusivylimų buvo, bet all in all tai labai patiko. Pagaliau. Nemunai. Matėjai, dėdė Bronius, kokį ūsą įpumpavo. Ką galiu pasakyti? Kelionė visą laiką yra. Pati kelionė jau yra didelis įspūdis. Vieta puikiai, kalnai aplinkui, upės. Kas nėra buvęs, tai vien tik pamatyti tą mėlyną vandenį upės, kur ne visur pasaulyje pamatysi tokios spalvos upės, atrodo, kaip baseinė tas vanduo, mėlynas toksai. Aišku, gera kompanija, geras maistas. Ačiū Ernestui. Bendri kelionės įspūdžiai tokie labai įvairiapusiai. Buvo ir nusivylimų, ir labai gaila paleisti didelės žuvis, ir labai smagu pagautas didelės žuvis. Tai jų visokių iš tikrųjų yra. Ir labai patiko ūsorių
prigaudyti ir su jais kova ten yra labai, labai emocinga ir vėliau net kartais ir rankos jau pradeda tirpti ir nuo to įsikabinimo ir traukimo, tai labai, labai faina iš tikrųjų, geros emocijos. Ir tikrai rekomenduoju šitą aplankyti Sočią ir joje pažvejoti. Gaila, bet tai jau paskutinė diena. Grįžę vakare pakuosimės daiktus ir rytoj iš pat ryto keliausime namo, bet niekad nesakom ate kalnams, mes visada sakom iki. Savo kelionėms ir kalnams sakom iki.